įsivaizduoju, tai ypač kada Klaipėda vertinamas Lietuvoje kaip vienas pačių dinamiškiausių ir vienas sveikiausių miestų. Tai toks klausimas netruputėlį keistokai skamba, be abejo. Už ir kuo daugiau tokių aktyvaus audimo bus, kuo daugiau renginių bus ta linkme, tuo Klaipėda bus sveikesnė, jaunesnė ir aktyvesnė. Pasakykit man lietuvių, kuris nėra vaikystėje žaidęs krepšinio. Tikrais klausimas, kiek toliai jisai tame pažengė, bet buvo toks pat kaip ir visi. Žaidžiau galbūt ne tiek vien tik krepšinį, žaidžiau daugelį kitų žaidybinių sporto šakų. Tačiau krepšinis tai yra tiesiog matyti neatsiejama kiekvieno lietuvaičio brendimo, augimo proceso dalis. Apskritai aš gerą sportininką vertinu ne vien pagal rezultatą, kurį jis pasiekia siekdamas, bet pagal tai, kaip jis daro. Man vienas iš pagrindinių esminių sportininkų bruožų tai yra garbingas rezultato siekimas, garbinga kova, garbingomis priemonėmis. Tai be abejo galioja ir krepšinis. Krepšinis tai mūsų kaip ir jau skamba šiek tiek banaliai religija. Ir jam keliami, ko gero, gerokai aukštesni standartai negu bet kuriai kitai sporto šakai. Be abejo, renginys, kuris yra vienas iš labai nedaugelių, jeigu dar yra Lietuvoje analogų, ir jis sukėsi tokį gerą, sveiką krepšinio oranžinį virusą, kaip kad jie populiariai sakoma, visą vakarų Lietuvą. Būtų keista, jeigu jie nežinotų. Garbinga kova. Garbinga kova ir galbūt ne visiškai dėkingas laikmetis neturėtų ataušinti krepšinio kovų azarto aikštelėje. Ir kažkokie laikini nepatogumai neturėtų užgožti tos geros veiklo įkarščio. Ir labai linkiu, kad tas įkarštis garbingomis priemonėmis būtų puošmena kiekvienose varžybose. Visų pirma, tai yra tikrai gera proga ne vien tik mėtyti į krepšį savam kieme, bet truputėlį ir išeiti platesnius vandenis išplaukti. Ir galimybę palyginti save rungtynėse, dalyvaujant rungtynių cikle su varžovais, nes ne vienas sportininkas neužauga vien tik treniruočių salėje, kaip ir ne vienas atlikėjas neužauga vien tik repeticijų kambarėliuose. Negrūdinant charakterį, neįgyjant patirties varžybose, svajoti apie kažkokias aukštumas yra visiškai nedaug. Dėl 3x3 ilgas toks sezonas, palyginus 4 mėnesiai yra ilgas sezonas, yra gera puikiai proga populiarinti, o jaunimas, matyt, turėtų išnaudoti visus jiems įmanomus žinios skleidimo būdus, informacinių ryšių technologijų priemonės ir ta žinia turi iš lūpų į lūpas ir kuo daugiau bus žaidžiančių žmonių, kuo daugiau turėtukų susiformuos, nuo to visi 3 milijonai bus sveikesni. Pakartosiu turbūt trečią kartą visų pirma, kad visos rungtynės aikštėje būtų garbingos ir vertos dramos, kurią mes kartais stebime kokiuose nors LKL ar dar didesnėse finaluose. Tai tiesiog labai linkiu atiduoti visas jėgas kiekvienose varžybose, nes nuo to priklauso labai daug kas. Čia renkasi geriausiai.